Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Ką reiškia būti Dievo vaiku? Ar visi jais esame? Tam tikrą prasme taip, nes Dievas mūsų sukūrė ir myli. Tačiau biblinė prasme Dievo vaikais negimstama automatiškai, jais tampama. Biblijos pasaulyje vaikas yra tas, kuris panašus į tėvą, ne tiek išorę, kiek gyvenimu, vertybėmis, pasirinkimais. Todėl evangelistas Jonas sako, Dievo vaikais tampa tie, kurie priima Jėzų. Matot, galima priklausyti bažnyčiai, būti pakrikštytam, net praktikuoti religiją, bet nebūti panašiam į tėvą, nebūti jo vaiku giliausia prasme. Ką reiškia priimti Jėzų? Tai ne vien žinoti apie jį ar melstis. Priimti Jėzų reiškia įkūnyti jo mokymą savo gyvenime. Gyventi taip, kaip jis gyveno. Eiti keliu, kurį jis parodė žmonijai. Ir čia mes krikščionys labai dažnai klystame, aš pats pirmas. Mums atrodo, kad užtenka pamaldumų, mišių, išpažinties maldos. Galime būti Dievo reikaluose, bet nebūti panašus į Dievą. Sakome, kad tikime Dievą, bet mūsų tikrasis Dievas kartais tampa pinigai, karjera, patogumas, ne todėl, kad tai savaime bloga, bet todėl, kad tam atiduodame visą savo gyvenimą ir pastangas. Sakome, kad tikime Dievą, bet nieko nedarome su pykčiu, pavydu, konkurencija, su karteliu, kurį nešiojame širdyje. Užuot buvę gailestingi, atviri, geranoriški, užuot atleidę ir suteikę kitam antrą galimybę, kaip daro tėvas, mes užsidarome blogį ir gyvename taip, kaip gyvena blogio tėvas. Aš savęs neidealizuoju ir aš kartais galiu būti padorus kunigas, gražiai švęsti mišias, melstis, atrodyti pamaldus, o širdyje nešioti liūdesį, nuoskaudas ir visokią vidinę netvarką. Nerodau pirštų į kitus, nenoriu čia moralizuoti, bet noriu pabusti ir nenaudoti tikėjimo tam, kad pagražinčiau savo blogį ar pasiteisinčiau. Jei nebūčiau tikintis, būčiau dar blogesnis. Dažnai girdime ir tiki ir tokį pasiteisinimą, kad tikintis, jei neeitų į bažnyčią, būtų dar blogesni. Labai gražus pasiteisinimas. Bet ar po tiek metų tikėjimo įmanoma, kad Dievas nepakeistų mūsų širdies? Jei esi su Dievu, jis keičia širdį. Klausimas tik vienas, ar tikrai leidome jam įeiti į mūsų gyvenimą? Ar jo žodis gyvas mūsų mintyse ir sprendimuose? Jei aš nesikeičiu, net ir pamažu, reikia rimtai permastyti savo tikėjimą, ar tikrai santykių kelionė, ar tai tikrai santykių kelionė, ar tik būdas pabėgti nuo tikrų gyvenimo pokyčių. Būti Dievo vaiku nereiškia neklysti. Mes visi krentame, visi, niekas neapdraustas nuo silpnumo. Bet klausimas kitas, ar Dievo meilė, kantri, atleidžianti, artima, kiekvieną kartą laimi manyje, kai tamsa bando užvaldyti mano širdį. Aš asmeniškai noriu rimtai tikėti. Noriu būti Jėzaus mokiniu. Noriu, kad mano širdis keistusi. Noriu, kad mano gyvenimas būtų panašus į mano tėvą. O tu? Ar eini kartu su visomis savo trapumo akimirkomis, bet rimtai. Dievo palaimos ir geros dienos.